Taip atvežė jau leidimą, viską prašau. 9 žmonės. Jau to Tai palauk. Ir ant kelių nestovi. Prašom, ieškosiu. Pafilmuok truputėlį. Mūsų policininkus pafilmuok. Aš suprantu, tai nieko dabar mašinos nevažiuoja. Ant kelių nevažiuos. Čia važiuojama dalytis. Nu gerai, mes nuo kelio nueisime. Tai prašom tada į kitą pusę nuo kelio. Ir mes laukiam leidimą. Atveš leidimą tikrai. 9 žmonėms leidimo nereikia, yra piketas. Čia lyg tai daugiau negu 9 žmonės. 9 jūs skaičiuokite, mes atėjome. Leidimo nereikia. Man tai įdomu, kas čia vyksta. Policija turėtų džiaugtis šitais įvykiais. Oi, maža širdeliai, visa Lietuva. Šiandien Rusija yra pradėjusi agresiją prieš nepriklausomą valstybę. Prieš mūsų draugus protestuoja prieš Rusijos agresiją įvykdytą Gruzijoje. Nes jeigu mes tylėsime, sekantis būsime mes lietuviai. Todėl šiandieną pasisakydami prieš karo nutraukimą Gruzijoje ir reikalaudami Rusijos kariuomenės atitraukimo iš Gruzijos teritorijos, mes pasisakome tuo pačiu ir už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Nes jeigu šiandieną bus paklupdyta Gruzija, Rusijos kariuomenė ateis ir į Lietuvą. Prisiminkime, 1921 metais Rusija okupavo Gruziją, Azerbaidžaną, Armėniją. 1940 metais buvo okupuotos 3 Baltijos šalys – Lietuva, Latvija ir Estija. Istorija dėja kartojasi. Ir šiandien didžiausias pavojus yra Rusijos imperializmas. Mes sakome, kad šiandien visas pasaulis turi dėti pastangas, kad karo veiksmai būtų nutraukti, žūsta nekalti žmonės. Todėl šiandieną mes įteiksime Rusijos ambasadoriui Lietuvoje šio piketo dalyvių notą, kad Rusija nutrauktų agresiją prieš Gruziją. Taip pat reikalaujame, kad vakarų valstybės griežčiau pasisakytų prieš karo veiksmus. Ir šiandieną taip pat turėtų gulti atsakomybė ant kai kurių valstybių, kurios nepritarė Gruzijos ir Ukrainos įstojimui į NATO. Jeigu šiandien Gruzija būtų NATO narė, Rusija tikrai nebūtų išdrįsusi to padaryti. Ačiū Dievui, kad Lietuva yra NATO. Reikalaukime, kad Rusija atitrauktų kariuomenę iš Gruzijos. Laisvę Gruzijai! Šiandien didžiausias pasaulio priešas yra Rusijos imperializmas. Perduodama informaciją, aš nevardinsiu, kokios žiniasklaidos priemonės, kad galbūt yra būtų kalti. Ir aš tikrai labai esu nusigandęs, kad agresija vadinama konfliktu, kad abi pusės turi nutraukti. Labai vakar gerai jungtinėse tautose pasakė amerikiečių pasijungtinys prie jungtinių tautų organizacijos. Sako, Rusija, jūs liekate viena prieš pasaulį. Ir nepamirškite, kad Pietų Osetija tai Gruzijos teritorija ir reikia gerbti Gruzijos vientisumą. Patys Pietų Osetinai nori gyventi kartu su gruzinais ir tai yra išreiškę ne kartą. Tačiau Rusija, laikydama savo kariuomenę tiek Osetijoje, tiek Abhazijoje, nenori, kad Gruzija taptų iš tikrųjų. Rusija buvo mumis okupavusi, reikalinga reikalauti skolą, reparacijas, kur tauta balsavo referendume. Šiandien sako, tai gal nebuvo okupacijos, gal nereikia skolų. Aš norėčiau šiandien pažiūrėti visiems politikams į akis, tiems politikams, kurie pasakė, kad Rusija pasikeitė ir gauna pinigus iš Rusijos savo rinkiminėms kampanijoms. Norėčiau visiems pažiūrėti ir reikalauju, kad mūsų valstybės saugumo departamentas nustatytų visus tos politikus, kurios finansuoja Rusiją. Prašom.
Добрый день. Здесь мы представители от пикета против российской агрессии в Грузии и хотим вам дать нашу ноту от имени участников пикета. Вы можете принять эту ноту? Вы будете принимать ноту? Слушай, дядя, пусти. Вы можете пройти передать эту вопросик. Хорошо. Там нельзя? Оче идейте, тем счита, но я и ромова. Ты Петя, помещи. Передадите, да? Арем viskas gražiai praėjo. Agresija prieš Gruziją nutraukti visus karinius veiksmus ir išvesti Rusijos kariuomenę iš Gruzijos. Ir pradėti dėrybas tarp Rusijos ir Gruzijos. Pradėti dėrybas. Ну и другие страны тоже, которые поддерживают нас. Ситуация в Грузии очень сложная сейчас, так как грузинская сторона объявила о прекращении огня, но российские войска все еще продолжают бомбить грузинскую территорию. До сих пор они наступают, пытаются взять город Гори, который вообще не является... Президента, я могу вот сказать, вот Бога смотреть и так сказать. Такой поддержки мы еще ни от кого не получали, абсолютно ни от кого. Резолюция была инициатива господина Валдеса Адамкуса, 4 президентов инициатива, еще они 5-го президента хотели подключать. Все инициативы абсолютно, которые вот через Литву проходит вся информация в парламентарии, там, еще 800 человек было вчера. Будет больше, завтра будет больше людей. И вот я надеюсь, что сегодня флаги будут 500 флагов, я заказал, если они смогли взять в этом самолете, потому что там вообще... Я боюсь, что не случилось новый пакт Молотова-Риббентропа, понимаете? Вот и мы тоже что-то боимся.